Maistas, pavyzdžiui, duodavo sriubą ten grįžus. Tai parneždavo tėvukas tą sriubą. Tai ten gali pavadinti tik sriubą, bet tai buvo dvokas toks, nes ten supuvę kopūstai, kažkokie gysla plūduriuodavo, kažkokia dvieselena įmesta. Reiškia, valgyti, esi alkanas, bet negali valgyti, kadangi baisus kvapas, reiškia, tiesiog, klozeto kvapas, dar baisesnis, puvenas, o reiškia, tai atsimenu, tėvukas sako, vis tiek reikia valgyti, reiškia, numirsi, reiškia, organizmas nori, bet jeigu užuosi, tu vėl atiduosi viską atgal. Tai jis mane išmokino valgyti, reiškia, paimi tą bliūdelį, laikai toliau nuo savęs, paimi šaukštą, įkvėpi orą, praryji ir išputi. Reiškia, skonis tai toks lyg ir nieko, o dvokas, reiškia, tiesiog košmarinis. Ir ta lėkštė suvalgia, vis tiek šiluma kažkokios kalorijos dar yra ir va tokiu būdu. Ir tėvuka buvo prisakymas, sako, rupūžokė valgyk, buvo nudviesi. Sako, mes jau visi pasmerkti, o tu turi grįžti, tu turi išlikti ir va papasakot. Tot ką aš dabar ir darau. Не вспомните? Нет. Имена не помните? Нет, потому что я ей даже и не спрашиваю ничего. Вот литовцы, не было таких вот? Литовцев, которые разговаривали не на нашем языке, на другом. Были литовцы, и приезжали, уезжали. Praėjo beveik 60 mečiai nuo tų dienų, kai iš Lietuvos pajudėjo tremtinių pilni vagonai, tolyn į taigos miškus. Tiumenės, Permės sritys, tik maža Rusijos žemėlapio dalis. Tačiau didelė tiems, kurie čia praleido savo vaikystę, jaunystę, iškentė didelį ir sunkų tremtinio vargą. Iš vargo išliko ir pasakoja. Nes vanduo išskalauja takus ir pėdsakus, saulė, lietus, šalčiai suardo kapus, laikas nutrina vardus ir istorija pasitraukia į atmintį. Mums istorija, kažkam tiesiog gyvenimas. Kai vežė, taip davė pasirašyti, kad išveža 10 metų ištrėmė už, kaip jie sakydavo, už varžonai bandai ir už rėmimą partizanų, jau kaip skaitėsi. O paskui, kada jau kokie 7 metai buvo gal praėję, ar kiek, vėl pašaukė visus ir davė pasirašyti, kad mes neribotam laikui. Jau mes laukiam, kada jau tie 10 metų, o jie liepė pasirašyti, kad jau neribotam laikui palieka. Reikėjo gyventi, toli nuo namų, artimųjų, svetimose miškuose. Reikėjo dirbti. Daug ir sunkiai. Tremtinių rankomis nutiesti geležinkeliai šiandien jau užžėlė. Kaimuose dar išlikę lietuvių pastatyti kultūros namai, kuriuose trumpą poilsio minutę skambėjo ir daina, ir malda. Tebėra ir miškas. Taip sunkiai kirstas ir vis dar gyvas visų atmintyje. Miške, kai dirbom, labai buvo sunkios sąlygos. Pjūklai buvo blogi, pjūklo dantys buvo 2 dantys išlaužti, 3 yra, kas 2 dantys išlaužti, vėl 3 yra su tokiu pjūklu, jie negalandami, negalima buvo nieko papjaustyti. Ir mes nevaliojam padaryti normą. O jeigu normos nepadarai 8 kiek metrus malkų, tada negauni duonos nei biskį pirkti.
O jeigu išpildai normą, tai gauni kepaliuką duonos. Miško kirtimas primityviais įrankiais, šaltyje, pusbadžiu, buvo pagrindinis visų tremtinių darbas. Iš tiesų katorgiškas, o normos sunkiai įvykdomos. Ir visą žiemą veža medžius iš to siauro geležinkelio ir atveža prie plataus, ten iškrauna, tada įkrauna į plataus geležinkelio vagonus ir jau tada veža jau tuos medžius. Į Tiumenės sritį 1947-aisiais buvo atvežtos lietuvių šeimos iš Varėnos, Lazdijų, Marijampolės, Alytaus, Kauno ir kitų rajonų. Partizaninio judėjimo dalyvių artimieji – moteris, vaikai, seneliai. Jie ir buvo pagrindinė darbo jėga didžiuliame Rusijos miško pramonės ūkyje. Šiandien buvusiose tremties vietose senieji miškai jau iškirsti. Nebėra ir daugelio senųjų gyvenviečių. Verchkamenkos kaimo vietoje kasamas smėlis, Kulemeso kaimą užklojo bulvių laukas. Anuomet lietuviai tremtiniai bulves mainydavo atsivežtus daiktus, rūbus, viską, ką turėjo, ko neatėmė pakely. Sako, už striukę kibirą bulvių gaudavo. Bačelinė išliko keletas to meto pastatų. Kaimo centre tebėra lietuvių pastatyti kultūros namai, kuriuose nuo 48-ųjų veikia slapta tremtinių savitarpio rėmimo draugija. Vietiniai pasakoja, kad gražiausioje kaimo vietoje, ant Tobolo upės kranto, lietuviai buvo pasodinę net sodą su akacijų alėja, gėlėmis, estrada. Dabar čia tebėra tik senoji miško pramonės ūkio kontora, o buvusi Lėspromchozo vieta nuniokota potvinių. Bėgo metai. Žiemos įšalą keitė vasaros karščiai, potvinius, atoslūgiai. Vanduo išplukdė rąstus, nuplovė ir lietuvišką sodą su gėlėmis bei akacijomis. Iškirstas miškas daugelį metų didelėmis ir mažomis upėmis keliavo žemyn. Galinga Tavdos upė šiandien tarsi sulėtina greitį, mėgindama prisiminti. Kitame jos krante Mijasų kaimas, kuriame kažkada irgi kalbėta lietuviškai. Keista ir vietiniams nesuprantama kalba, liaudės priešų, nusikaltėlių, tėvynės išdavikų, šnipų, tarybinės santvarkos griovėjų, antisovietinių propagandistų, banditų kalba. Tos banditus tenykščiai sutiko priešiškai ir su baime. Kasgi patikės, kad gyvulių vagonais iš svetimos ir nepažįstamos Lietuvos į Sibiro užkampį ištrėmė tokį patį paprastą kaimo žmogų. Tai jiem apibūdino kaimą, man sakė, čia tos didžiausius priešus atvežė čia, būkite atsargus. Tai jie to laiku, jie vengdavo tėvo kažką kaimuose, bet jie paskui, kai apsigyvenom, apsiprato jau viską, tai jie dėstė tokią nuomonę. Sako, mes eidavom į miegot, tai pasidėdavom kirvius vienu žodžiu, šaltą ginklą tokį. Tai dėl ko mes, sako, aha, kaip pašnekėjai, sako, čia atvežta tokį, kad... Вот ir buvo ta Banditska ulica. Lebedevkos kaime tebėra gatvė tenykščių praminta Banditskaja ulica. Lietuviai pradžioje gyvenę nekūrenamuose barakose, vėliau įkūrė visą gatvelę, pasisodino daržus, įsigijo gyvulių. Už tai jie buvo apkaltinti bandymu sukurti Lebedevkoje naują Lietuvą. Apie 50 vyrų suimta, 3 iš jų sušaudyti, kiti nuteisti kalėti. Banditai, kurie mažai gėrė ir daug dainavo. Dainuodavo lietuviai dainas visokias partizaniškas, eina į darbą, tų vyrų daug buvo, jauni visi gražūs, eina dainuodami,
Taip rusai, o, litovci хорошо поют, o jie nesupranta, kad ten dainuoja prieš juos. Тем мне понравилось, ребята, вот выходной день выпьют маленько, как запоют песни. Говорят, что пели они О, хорошо, тоже хорошо. слухала. Молодцы ребята были, молодцы. Praeis dar viena atšiauri Sibiro žiema. Pasitrauks dar vienas pašalas, praūš dar vieni lietus, dar vienas karštis, dar vienos dilgėlės. Ir dar sunkiau bus surasti kapo kauburėlį taigoj. Daugelis savo artimųjų palaikus prasigabeno į tėvynę. Liko tik jie, bevardžiai lietuviški kryžiai, pavargę, palūžę ir nykstantys. Kitą pavasarį galbūt dar vienu bus mažiau, kuris nors nebeišlys iš po sniego, liks dulėti po Sibiro samanomis, spigliais, dilgėlėmis, be vardų, be pavardžių, be datų, be artimųjų, nebylus, ištrimti. Susmegs ir išsitrins dar viena lietuviška pėda, dar mažiau gyvenimo, dar daugiau atminties. Ir pagaliau liks tik atmintis. Tik vieta, kurią galbūt dar kažkas prisimena. Kaip išnyko visas Kolemeso kaimas, dabar tai tik vieta, kur gyveno apie 30 lietuvių šeimų. Šeimų 20 ar 30 jas visus parvežė ant zavodą, mes 3 metus čia gyvenom, kad namus pastatė. Ir palavino ant Uralų, o tas Cudą ant Uralų išvežė. Ir čia apie 30 kapų buvo. Da. Tik vieta, kurioje neišliko net kapinės, nei vieno net nuvirtusio kryžiaus, nei vieno net apžėlusio kauburėlio, nei vieno gyvo artimo, kuris aplankytų. Kiek žmonių guli senai. Tolyn, tolyn, iš lietuviško rugpjūčio į šaltą ir gūdžią žiemą, į užpustytą baraką. Tolyn, tolyn, tolyn. Kiek čia iki Uralo perkoti mes turbūt beveik. Ar 20 su viršum dienų turbūt pasiekėm Uralo priekalnės. Priekalnės pasiekėm, paskui atidarė langus jau, tada jau galėjom iškišti ranką iš vagono ir matėsi, kaip posūkiai eina ešalonas, taip ir matėsi, kiek tų vagonų. Ir atsimenu, kai nuvežė į tos barakus, tie barakai buvo perpildyti, nebuvo kur dėti, tai mus paguldė į apnakvydiną, reiškia, pirmą naktį į tokią pirtį. Ta pirtis buvo taip prikūrenta, atsimenu, šilta, taip gera, pavargę iš tų sniego išlindę ir užmigom iš karto. Pabundu, iš ryto nieko nėra, reiškia, jau iš karto ten be sentimentų į darbą, pjūklą į rankas, kirvį į rankas ir į taigą. O aš guliu ir žiūriu, kažkas joda pas mane. Ranka joda. Galvoju, kodėl joda ir liktai ranka, ne ranka, kažkas labai joda pas mane. Aš taip pabraukiau, žiūriu baltą, kur pabraukiau, dar baltą. Pajudinau pirštų, žiūriu, ranka pabalo, reiškia. Pasirodo, ant mano rankos buvo koks 1 milijonas blusų. Komių permės autonominės sritis pokario metais priglaudė ne vieną ištremtą šeimą. Taip pat daugiausia moteris, vaikus, senelius.
sunkiai gyvenom, buvo 500 gramų duonos. Mes su seseriu gaudavom, o tėvas su mama gaudavo po 200 gramų tik tai duonos. Būdavo prirašyta kortelės, kad sausas maistas, bet kad jo nebūdavo, neatveždavo. Atveždavo kartais, tai tada jau tą mėnesį išduoda. Kitą mėnesį, žiūrėk, nėra. Ir gyven kaip nori, pusiau badu. Bet duona tai Dievulio saugo. Dabar šuva jos kiaulą neėst. Ten pusiau supjūvenom. Ir tos formukės, kur kepdavo duonas, tai solidalu teptus, kad atšokt. Ir čia miško kirtėjai, pradėję gyvenimą barakose, vėliau pastatė ne vieną kaimą, įkūrė gyvenvietę su mokyklomis, parduotuvėmis, medicinos punktais, lentpjovėmis, plytinėmis, kepyklomis. Dabar senieji kaimai sunykę, pastatai apleisti ir beveik negyvenami. Sunku surasti ką nors, kas primintų arba kažką, kas prisimintų. Nei žmonių, nei blusų, nei utėlių. Mes net dabar tai net juokas ėmė. Vaikai būdavo ant senelių gulinčių lovose, jau nepaina, guli, tai mes sustodavom vaikai ir skaičiuodavom utėlės, kiek per tą patalą eina utėlių. Tiesiog pulkai. Nusivelki ir medį iškratai tas utėlės ir apsivelki vėl. Tokios baltos didelis. Tikrai labai daug buvo. Sunkus ir alinantis miško kirtimas. Nuo ryto iki vakaro, per speigą ir per karštį, jaunuoliai, moteris, senukai, visi, kurie jau galėjo ar dar galėjo dirbti. Už kasdieninės duonos normą 250 gramų seneliui, 300 gramų vaikui ir 600 gramų dirbančiajam. Už samtelį dvokiančios sriubos, kad išliktų. Kaip jaunai, tai sunkus darbas. Mano buvo pastoviai, būdavo kraujas iš nosies, ištisai kraujas. Nuo to patempimo, nuo to sunkaus darbo. O badas persekiojo nuolat. Tik niekaip neįveikė noro gyventi ir galbūt kada nors sugrįžti namo. Tai tuos laukus jie berniukai su kastuvėliais perkasdavo ir ieškodavo gal kur kokią bulvę užsilikus. Ir matyti iš to peršalimo, ir jam buvo sąnarių uždegimas, išvežė kailavoną. Šiandien didieji miškai čia beveik iškirsti. Dauguma tremtinių sugrįžo į Lietuvą. Neliko medienos, apmirė pramonė, iškeliavo žmonės, sunyko išsikėlė gyvenvietės. Dar gyvas Jančaras su lietuvių statyta mokykla bei kultūros namais. Lietuviai miško čia jau nebekerta. Ir pjūklo vaitojimas tik prisiminimuose tų, kurie atlaikė šaltį, badą, alinantį darbą ir sugrįžo namo. Sugrįžo iš Jančaro, Vizėjaus, Galešoro, Tukačiovo, Kudimkaro, Šordino, Sirolo, Šarvolio, Melechino. Sugrįžo iš kiaurų barakų sušalę, pavargę, bet gyvi. Išlikę ir galintys papasakoti. Tukačiovo gyvenvietė sunkiai pasiekiama ir šiandien. 1945-aisiais čia buvo ištremta apie 100 lietuvių. Buvo jiem kaip kažkokie mes, kaip buvom marsiečiai maždaug atvažiavom. Mes atsimenu, sakydavom, кто вы такие? Мы литовцы. Какие литовцы? Такие не может быть. Тогда было только немцы и русские. Tai buvo pokaris ir buvo tik juoda ir balta. Jeigu tu ne mūsų, tu iš anos. Вы немцы. Sakau, мы не немцы, мы литовцы. Не может быть, tokių negirdėjom. Ir paskui be abejo buvo toks, ant muštynių eidavo. Ir būdavo stienka na stienku.
Tačiau vietinių gyventojų neapykanta ištremtiems liaudės priešams bėgant laikui išblėso. Bendras badas, šaltis ir sunkios gyvenimo sąlygos sulygino visus. Lietuviai, rusai, ukrainiečiai, Pavolgio vokiečiai, kalmukai, baltarusiai, moldavai, totoriai. Bet visi buvo kartu pasmerkti, reiškia. Jie buvo rusai, mes buvom niemcai, reiškia, vadinami, bet buvo visų likimas vienodas, reiškia. Ir paskui taip viskas ištirpo ir nežinau, kur visi dingo, nes praktiškai mirė labai daug žmonių, mirė, ypač pirmą, antrą žiemą, tai mirė tiesiog masiškai ten. Mirė vaikai, seneliai, vyrai, moteris. Vieni vos pasiekę tremties vietą, kiti vėliau, neatlaikę atšiauraus klimato, nualinti nepakeliamo darbo, pakirsti bado ir lygų. Pasiliko svetimuose miškuose, taip ir nesulaukė vagonų, dundančių atgal į namus. Mama praktiškai nedavažiavo iki vietos. Tai jau mes nuvažiavom, po kažkiek tai laiko gavom raštelį, kad toli vaša sestra, toli vaša žena, Dichavičienė Jelena umерла, сообщаем. Ant kažkokio laikraščio skiautės, tokį lapelį mano tėvukas buvo gavęs. Miško kirtėjai pasilikę tarp medžių, kurių nespėjo iškirsti. Dabar jie kartu ilsisi, žmonės ir medžiai. Kartu dirbo, kartu ir ilsisi. Kai kurie tebegyvena Sibiro kaime, kuris šiandien jiems jau neatrodo nei tolimas, nei svetimas, augina ten savo vaikus, anūkus ir kūrena rusišką pirtį. Протопи ты мне баньку по-белому, я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку, хозяюшка. Раскалю я себя, распалю на пологи у самого краюшка. Я сомнения в себе истреблю, разомлею я до неприличности. Ковш холодный и все позади. Наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому, я до белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведана горя и трасс, а на левой груди
Сталина, а направо Маринка Анфас. Praeis dar viena žiema, dar viena vasara. Bus šienaujamos kitos pievos, kertami kiti miškai, gyvens kiti žmonės, statys kitus namus ir galbūt kitaip vadins savo kaimą. Sugrius dar vieni seni trobesiai, suirs dar vieni pamatai, išnyks dar vienas senas kaimas. Kas mums papasakos apie praeitį? Kapas tarp medžių, kapas su kryžiumi, kapas be kryžiaus, kapas be tvorelės, kapas su tvorele, kapas su eglaitėmis, kapas su pasvirusiu kryžiumi, kapas su gulinčiu kryžiumi, kryžius tarp medžių, medis tarp kryžių ir miškas. Laikas naikina gyvastį ir kuria mums istoriją. Gyvenimas praleistas barakose, rusiškose pirkiuose, išsibarstęs Sibiro miškuose. Vieno ar kito žmogaus gyvenimas, o istorija visų. Ir visų mūsų bandymas prisiminti, ieškant gyvų ir mirusių, kasmet vis labiau užželiančių kelių, iš kaimo į kaimą, nuo medžio prie medžių, nuo kryžiaus prie kryžiaus. Kad pamokėtų svetė.